tos ir klausimus visus susijusius tiek su moterų karjeros lygiomis galimybėmis, tiek su paskirimais sprendžiamis. Tačiau šiais metais tas statistiškai skaičius nebuvo įspūdingas ar tuo, kuriuo aš galėčiau pasidžiaugti, bet aš jį turiu omenyje. Tai tą pasakęs pristatau Andriaus Kalindros kandidatūrą, jau buvusio ambasadoriaus Sakartvele, taip pat užėmusio įvairias pareigas tiek užsienio reikalų ministerijoje, tiek vyriausybės kanceliarijoje, Seimo pirmininko kabinete, yra ilgametis diplomatas, turintis didelę patirtį, daugiausia su rytų politika, taip pat su Daugiašalika, dirbo ties Lietuvos ir pirmininkavimu ir buvimu nenuolatinės saugumo tarybos nare, kai mes tenai buvome, turi eurointegracininko patirti įvairias kitas ir manome, kad puikiai tiks Graikijos Respublikoje ir Albanijai, nes viena valstybė po mūsų perims pirmininkavimą, labai svarbu 27 metų antras pusmetis, kita valstybė labai tikisi 27 metais pabaigti dėrybas ir tapti ES nare artimiausių metų. Tai puikus kandidatas ir Andrius turbūt keli žodžius irgi tars. Taip, prašau, kandidatė, porą žodžių. Gerbiam ministrė pirmininkė, gerbiam vyriausybės nariai, dėkuoju ministrui už pristatymą. Leiskite pabrėžti, kad įsivaizduoju savo kaip diplomatinio atstovo Graikijos Respublikoje ir Albanijos Respublikai misiją ir tikslą, turbūt, kuris susideda iš keletos dalių. Vienas iš jų tai yra Lietuvos žinomumo, Lietuvos įtakos stiprinimas ir reziduojimo šalies parama Lietuvos užsienio politikos prioritetam. Tai taip pat apima bendrą siekį stiprinti ES ir NATO. Kaip tai pasiekti, turbūt pakankamai klasikiniai būdai, bet vis tiek leiskite išskirti politinį dialogą, kuris dabar yra pakankamai aktyvus, jį sieksime stiprinti, konsultacijos vizitai, žinoma, ir nevyriausybinių organizacijų, think tankų bendri renginiai. Kas liečia politinį dialogą, parama Ukrainai, ES sankcijų politika, konsenso siekis, be abejo plėtra ES, ar tai būtų rytai, ar tai yra Balkanai, tai yra tie dalykai, kurie labai sieja mūsų valstybės ir Graikija, kuri yra šiuo metu Jungtinių tautų saugumo tarybos narė, jų parama tarptautiniai teisė, kaip ir mūsų, kurie esame ištikimos tarptautiniai teisėjai, teritoriniam integralumui, visiems pagrindiniam Jungtinių tautų chartijos principam, tai viena iš dedamųjų. ES pirmininkavimas, ką gerbiamas ministras paminėjo, lauksime vyriausybės narių neformaliuose ir vyriausybės vadovės neformaliuose tarybose, kurios vyks 27 metų antrą pusmetį. Įdomu pabrėžti, kad prioritetai daugumą atvejų sutampa Lietuvos ir Graikijos, kas liečia ES pirmininkavimo darbotvarkę, tai saugumas, sienų apsauga, konkurencingumas, žinoma, ES plėtra. Tarp parlamentinis bendravimas neseniai vyko vizitai, sieksime taip pat gilinti. Leiskite pabrėžti, atkreipti dėmesį į, kaip ir kolegė minėjo, konsulinius klausimus. Be abejo, jų skaičius auga, kadangi Lietuvos žmonės vis dažniau atranda tą regioną. Bendruomenė taip pat auga ir šioje vietoje lituanistinio švietimo yra keletas mokyklų, kurios sėkmingai veikia parama lituanistiniam švietimui, vienas iš prioritetų. Teatras, dramaturgija, istorinė atmintis, krepšinio diplomatija, kuri yra neišvengiamas saitas tarp Lietuvos ir Graikijos, tai tikrai sieksime visapusiškai didinti Lietuvos įtaką ir žinomumą tame tarpe paramą Lietuvos pozicijom reziduojamuose šalyse, jeigu būsiu paskirtas ir patvirtintas. Ačiū labai.